Labas. Jei atėjai pas mane į svečius, tai kviečiu skirti laiko savo kūnui, pabūti su savimi, pajausti save. O aš pasidalinsiu šiandien keliais pratimais, kurie padės numalšinti galvos skausmą. Nes tikrai nemažai žmonių jaučia galvos skausmą savo kasdienybėje. Ir tikrai manau, kad tai yra vertinga turėti kažkokių tai pratimų, kažkokių tai įrankių, kurie padėtų tą skausmą sumažinti arba numalšinti. Aš esu Rasa, kūno terapijos praktikė, energopraktikė, nes domiuosi ir dirbu su energija. Kaip tik tarp šitų įrankių bus pora energetinių praktikų. Ir jeigu jauti skausmą, jeigu turi gyvenime iššūkių su sveikata, jeigu gyvenime kyla klausimų ir nerandi atsakymų, tai best terapija, kuri veikia fiziniu, energetiniu, emociniu lygmeniu, tau tikrai bus vertinga, ji tau padės išsilaisvinti, padės gyventi laisviau savo kūne ir kurti tokį gyvenimą, kokią visą laiką norėjai. Na, jeigu nori tiesiog atsipalaiduoti, tai kviečiu į poliariškumo terapiją, kuri suteiks daugiau energijos, kuri pripildys, atpalaiduos ir į savo kasdienybę grįši stipriau pailsėjęs. Na ką, daug nekalbėsiu. Pirmiausia, šiek tiek prajudiname savo kūną, kad mums būtų lengviau atlikti pratimus. Tai pirmiausia, aš visus pratimus atliksiu sėdėdama, man taip yra patogu. Jūs įsitaisykite taip, kaip jums patogu, ant lovos, ant kėdės. Kiekvieną pratimą galite prisitaikyti pagal savo kūno stovį, pagal savo būseną. Svarbiausia yra praktikuoti, svarbiausia yra duoti dėmesio dienoje kažkiek tai laiko savo. Nes kai duodame laiko savo, mes prisipildom, nes kur kreipiame dėmesį, ten duodam savo energiją ir tada iš pilnumo mes galime būti naudingi kitiems, naudingesni savo artimiesiems, socialinė aplinkai, savo darbams, savo reikalams ir tada mes esam vertingi, mes esam reikalingi, bet pirmiausia būkime reikalingi patys savo. Tai šiandien pradedam nuo apšilimo, keletą pratimų padarysime apšilimo. Ir išjudinsiu apatinę kūno dalį, nes daug sėdime savo kasdienoje, daug žmonių sėdi, dirba sėdimą darbą, tai pajudėkime, išjudinkime dubens sritį, į priekį įkvepiam, atgal iškvepiam. Darykite savo tempu, kaip jums patogu. Šitas pratimas išjudina energiją užsistovėjusią klubose, dubens srityje, masažuoja vidaus organus. Sugrįžtame į centrą, dabar į kitą pusę. Moteris labai daug emocijų kaupia apatinėje kūno dalyje, tai išjudinti dubens sritį yra labai vertinga. Sugrįžtame į centrą, pajauskime, kaip jaučiamės. Pajauskime, kaip jaučiamės. Kas vyksta mūsų vidinėme kūne. Dabar prajudinkime stuburą. Į priekį įkvėpkime, kai išrečiam. Iškvepiam.
Čia mes išjudiname stuburą, visus raumenis, skysčius aplink stuburą, slankstelius pajudinam, pratempiam, sustojam viduje, pajaučiam, kaip jaučiamės. Taip pat galvos skausmas gali jaustis ir nuo kaklo, pečių įtampos. Tai šiek tiek prajudinsime pečius. Galima po vieną, galime kartu. Į kažkurią pusę pasukime. Čia mes atpalaiduojame įtampą. Dabar į priekį. Į priekį. Aukščiau iki ausų pakeliam ir paleidžiam. Pakeliam iki ausų ir paleidžiam. Pakeliam iki ausų ir paleidžiam. Ir pajauskime, kaip jaučiamės. Dabar šiek tiek pakelsime ranką į viršų ir pažiūrėkime į pirštus iškeltos rankos. Truputėlį atpalaiduosime ir prajudinsime kaklo raumenis. Pažiūrėkime į viršų. Kai žiūrime į viršų, įkvėpiam, kai nusileidžiame, iškvėpiam. Galima lengvai prajudinti. Kaklą labai lėtai prajudinam. Šiek tiek labai iš lėto, labai švelniai pratempti šonus, bet labai švelniai, labai subtiliai. Skausmo neturite jausti. Ir pajaučiam, kaip jaučiamės. Galima pabaksnuoti per galvą. Galime pajudinti galvos skalpą. Irgi labai būna daug įtampos. Ja, trupučiuką palaidavo. Ir dabar darysime tokį energetinį pratimą. Pereisim, ar ne, jau prie pratimų. Jeigu mums skauda galvą, vadinasi, viršutinėje kūno dalyje mes prigeneruojame daugiau energijos negu, sakykime, kitose kūno vietose. Nes jeigu mes ilgą laiką būname mintyse, galvojame, sprendžiame, rūpinamės, mūsų smegenys dirba. Mes mąstome, mūsų mąstymas dirba. Kiekviena mintis turi energetinį krūvį. Taigi, užduotis yra tą energiją šiek tiek nuleisti į apačią arba tiesiog, jeigu prigeneruojam perteklių energijos, ar ne, arba norim kažkokią mums negerą energiją transformuoti, mes ją transformuojame nuleisdami į žemę. Žemė ją neutralizuoja. Tai dabar tokia praktika. Kas tokių dalykų nedarė, galbūt atrodys keista, bet iš tikrųjų, kur mes kreipiame dėmesį, ten teka mūsų energija. Ir jeigu mes dėmesį kreipiame vidiniu žvilgsniu, užsimerkę, vizualizuojam, įsivaizduojam, kad čia pas mus aplink galvą susikaupęs kažkoks energijos tankis, ar ne, sutankėjimas yra.
Kaip kas norit, galite įsivaizduoti, ar tai dūmas, ar tai vanduo, ar tai kažkokie tai lašai. Įsivaizduokite, kad čia yra tankesnė energija. Ir jūs esate piltuvas. Ir į jūsų vidų per galvos centrą tą visą sutankėjusią energiją jūs matykite, kaip ji suteka į jūsų vidų, prateka per visą kūną ir per kojas išteka į žemę. Jeigu sėdite, tai tiesiog per kūno apačią išteka į žemę. Ir dabar matykite save kaip piltuvą ir kaip visa ta sutankėjusi energija, kurią jūs kažkaip tai matote, įsivaizduojate, subėga kaip krioklys ir šniokščia per jūsų vidų ir išbėga į žemę. Ir matykite tokį vaizdinį, jauskite, kaip ta energija bėga per jūs ir teka į žemę. Tokia vizualizacija, iš tikrųjų po šito pratimo jūs jausite lengvumą jausite aplink savo galvą ir tikrai jausite, kad kažkas nutekėjo, kažko pasidarė mažiau aplink jūsų galvą. Energetinės praktikos ir vyksta mūsų vizualizacijos dėmesio pagalba ir taip mes save valome, pildome, gydome, nes kur dėmesys, ten teka mūsų energija. Kvėpavimas tą procesą dar sustiprina, nes įkvepiame mes irgi energiją, gyvybinę energiją. Tai va, padarom tokią vizualizaciją, kaip sutankėjusi energija per mus, energijos perteklius suteka į žemę. Ir pajauskite, kaip jaučiatės. Pajauskite, kaip jaučiatės. Aš tikrai jaučiu kažkokį tokį lengvesnę galvą. Tada kitas pratimas irgi energetinis yra, kad įsivaizduojame, kad mūsų rankos yra kaip stūmoklis, kaip presas. Ir mes paimame irgi įsivaizduojame, matome, jaučiame vis tiek, jeigu mums skauda galvą, čia yra energijos sutankėjimas, spaudžia, ne, jau jos čia yra prisikaupę. Tai matykime, kaip iš viršaus mūsų rankos lyg tą sutankėjusią energiją nuspaudžia žemyn į pilvo sritį. Ir galime tą energiją, kurią nuleidome į pilvo sritį, šiek tiek sulyginti, šiek tiek ją paskirstyti. Va. Ir kai dabar šiek tiek sulyginame mes savo energiją, sumažiname čia galvos srityje, galime padaryti tokius pratimus. Pašildome apatinę savo rankų dalį, vat kai taip ją patrinsite, iš karto labai greitai sušyla rankos, tiesiog net karšta, pradeda degti. Ai, kaip karšta. Ir pridėkime prie smilkinių. Ir pajauskime, kaip ta šiluma, tokia lengvumas, šviesa, šiluma pripildo mūsų galvą. Ir mūsų galva yra lengva, skaidri. Kaip ją pailsina. Taip pat galime dar pašildyti, pridėti prie skruosto, paspausti. Atrodysit juokingai, kaip barsukai, bet poveikis bus geras. Kitas pratimas. Pašildyti rankas
stipriai pašildyti. Kairę ranką dėti ant pakaušio, o dešinę ant kaktos. Ir pakvėpuoti taip kokias porą minučių. Aš būsiu trumpiau, bet jūs jeigu darysite ir tikrai jums skaudės galvą, tai padarykite 2-3 minutės šitą pratimą. Šitas būdas yra labai veiksmingas ir kitam žmogui padėti, kai jam skauda galvą. Dar pašildom. Galima tiesiog pridėti prie kaktos, bet jos neliesti ir pajausite kaip energiją. Jūs net jausite, kaip ta energija cirkuliuoja tarp galvos ir jūsų rankos. Pajauskite, kaip jaučiatės. Na ir dar vieną pratimą parodysiu. Sudėkime rankas, dešinė, delnas atsuktas, kairė. Tokį visai spaudimą sukurkime tarp rankų. Įkvepiam ir kai suksim į priešingą pusę, iškvepiam. Sugrįžtam į centrą, įkvepiam, sukam į priešingą pusę, iškvepiam. Nuleiskite rankas ir pajauskite, kaip jaučiatės. Ir visada galite įdėti ir naudoti savo balsą. Leiskite garsus. Bzz, brrr, harr, harr. Garsai, ypatingai su R raide, jie sukuria vibraciją mūsų kaukolėje, o vibracija mažina skausmą. Tai tiesiog tarkite garsus, kurie sukelia galvos srityje vibraciją. Rrr, brrr, bzz, harr, 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 brrr, 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 harr, 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 brrr, brrr. Čia muzikinėje dalyje savo balsu, savo garsu, sukeldami vibraciją galvos ertmėje, jūs irgi mažinsite galvos skausmą. Tai vibruokite, varguliuokite. Kvėpuokite ir mažinkite galvos skausmą. Taigi, pajauskime dabar, kaip jaučiamės. Aš jaučiuosi visai lengvai, tokia atsipalaidavusi. Tai ačiū, kad buvote kartu. Aš lygiai taip pat padarau praktiką ir savo, dalindamasi su jumis.
Tai dėkoju Jums, kad esate, kad būnate. Mes kartu kuriame bendruomenę, bendraminčių būrį, kur kartu praktikuodami sukuriame geresnę energiją, daliname geresnės emocijas vieni kitiem ir kuriame sveikatą, ramybę ir gerą atmosferą. Tai ačiū, kad buvote, ačiū, kad esate. Iki kitų kartų.